Tai mažiausiai 20% laiko ir dėmesio tu turi fokusuotis į artimo žmogaus gerasias savybės, jų ieškoti, kurios dar nesimato, gal jis net pats nežino tų gerų savybių, ir jas skatinti. Jis pats galbūt nesupranta to, ar nesugeba skatinti savo gerų savybių, talentų kažkokių. Tavo žmonoj, tarkim, slypi kažkoks tai gebėjimas, kurį jinai pati nežino, tu ieškai, randi, paskatini ir laimė džiaugsmas visiems. Tau, vaikams, jai. O jeigu tu neieškosi, o laiką skirsi paieškai, kabinėjimaisi prie jos trūkumų, tai niekada to pozityvo nepadarysi. O bus tik kančia, vargas ir pragaras namuose. Ir tik dėl to, kad tu pats nedisciplinuoji, nekontroliuoji savo minčių, čia tik tavo vidinė problema, ne to žmogaus. Supranti? Tai va šitas darbas yra pats sunkiausias. Tai yra vėl ta pati minčių kontrolė, minčių disciplinavimas, lygiai taip pat kaip klausimo temai, aktyvus klausimo temai. Viskas vyksta tavo mintyse, tu pats savo mintimis sukuri tas situacijas, tos santykius, tas aplinkybės, tos žmonės, visa tavo realybė, visa tavo visata yra tavo pačio minčių rezultatas.